Skaitau knygą Getting Things Done book. Pati pradžia Pomodoro technika, kuri atrodo taip. Išjungti telefoną, Airplane lėktuvo režimą įjungti ir užsidėti laikmatį 25 minutėms ir dirbti susikoncentravus į tą temą 25 minutės, neatsitraukus, nenukreipus minčių kitur, visas dėmesys tai užduočiai. Ir trumpą pertraukėlę po 25 minučių. Negalima lysti į telefoną, Airplane lėktuvo režimas įjungtas vis dar. Galima pasiūloma mankšta, trumpa mankšta, kvėpavimo gal pratimai. Ir atgal dirbti 25 minutės vėl. Ir taip daryti 4 raundus, 4 priėjimus po 25 minutės ir tai bus 2 valandas. Ir tik po to, po tų 2 valandų daryti ilgesnę pertrauką, tai įlysti telefoną, jeigu yra toks reikalas. Nes patiko išsireiškimas, nes tai Pomodoro technika nesustabdys tavęs kurti nevertingus dalykus, bet ji tave privers padaryti dalykus. Nes kad padaryti reikia daryti, o jeigu nedarai ir nebus, tai pats pagrindinis dalykas yra, kad reikia daryti, o kad daryti reikia skirti laiko, dėmesį, tai mūsų dėmesys būna nepaskirtas tikslingai, jisai blaškosi ir darbai vyksta nesklandžiai. Tai svarbiausia yra daryti, išmokti daryti, o jau darant galima šlifuoti ir stengtis išgauti kokybę, bet esmė yra daryti.